BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Buvau mokyklai ir atsidariau Facebooką ir pamačiau postą, galvoju, kodėlgi ne, pabandžiusiu. Labai dažnai žaidžiu ir tiesiog sudomino, galvojau, kad galėsiu pasivaržyti ir įrodžiau, kad galiu kažką pasiekti. Tikėjausi tikrai nepasiekti prizinės vietos, buvau toksai kaip ir pesimistas, bet pasiekiau to, ko norėjau šiandien. Šitam turnyrą sugalvojau dalyvauti, pasiūlė draugai tiesiog, du mane gerai palaikantis. Taip pat mano vienas draugas irgi dalyvavo, tenai užėmė 4. vietą, irgi labai sveikinu. Šiaip net nelabai domėjausi ir apie prizus, apie tą laimėjimą, tiesiog ėjau kiekvieną mačą žaisti, lyg būtų paskutinis ir tiesiog tikėjausi sėkmės, žinojau, ką galiu, bet tikrai nesitikėjau nueiti iki finalo. Ir labai džiaugiuosi, sakyčiau, čia ir didžiausio masto turnyras, kuriam dalyvavau, ir prizai didžiausi, ir žmonių daugiausiai, ir palaikymas, atmosfera, viskas, sakyčiau, buvo geriausio lygio. Dalyvavau 3 kartą, bet 1 kartą patekau į finalą ir laimėjau. Aš tikėjausi papulti kaip minimum į top 3. Ir taip gavosi, kad biškai geriau pasisekė. Jau išėjus į finalą, tai biškai ramesnis buvau, nes jau taip 2. vieta man kaip gerai buvo ir ramiai žaidžiau.